Sveiki! Širvintų gyventojams visi gali pavydėti. Už šildymą jie moka beveik mažiausiai Lietuvoje. Tuoj sužinosite kodėl. Taip pat pakviesime pažiūrėti vaizdelių apie skalūninių dujų gavybą. Ir panaršyti internete. Ką galima ten sužinoti apie savo gyvenamąją aplinką. Na, o pradžioje keliaukime į Trakus. Ten buvo organizuotas reidas, į kurį reikėjo pasiimti, kad ir atsuktuvus. Pasirodo, atsuktuvai, didelės vinys ar kitokie ūkio reikmenys gali atlikti labai svarbią funkciją – išgelbėti žvejo mėgėjo gyvybę. Žinoma, tai nėra tikri specialieji smaigai, pardavinėjami parduotuvėse, kuriuos turėti einant ant ledo darosi privalu. Tačiau mėgėjiškos priemonės atlieka tą pačią funkciją. Savadarbiai. Pats pasidarė šitą? Taip. Ir kaip galvojat, suveiktų jisai? Žinoma, dar geriau negu jūsų šitie. O štai šiam žvejui pasisekė. Smaigų jis neturėjo ir juos gavo dovanų iš paties aplinkos ministro. Visoje Lietuvoje vyko šis informacinis aplinkosaugininkų reidas. Gamtosaugininkai šukavo ežerus ir Dzūkijoje, ir Žemaitijoje, Kauno ir Kuršių marių ledą. Per dieną buvo patikrinta beveik 4000 žvejų. Ar jie turi specialiuosius smaigus ir žinoma, ar turi žvejo bilietus. Medžiotojus, žvejus aš labai gerbiu, tai žmonės, tai jų gyvenimo būdas. Tai yra viskas gerai, bet dėja mes turime kažkurią dalį, kuri daro gėdą ar tiesiog diskredituoja tos visus dalykus. Tai tiem reikia pasakyti, vaikinai, gana daugiau to nebus. Vaikinai be žvejo bilietų, žinoma, nusipelnė baudų. Kaip ir tie linkę rizikuoti drąsuoliai be apsauginių smeigų. Tačiau šio reido tikslas buvo ne tas. Mūsų tikslas ne įvedinėti kažkokias tai normas tam, kad galima būtų kažką bausti. Mūsų tikslas yra iš tikrųjų prevencinė tvarka žmonėm aiškinti, kad galvokit apie savo gyvybę ir galimas pasekmes patys. Bilietai, kurių jūs prašote, yra mokami. Kam keliauja tie pinigai, kurie yra sumokami už bilietus? Na, aš noriu pasakyti, kad šiais metais pirmą kartą apie 1 milijoną litų būtent pinigų surinktų už leidimus žvejybai mes skirsim įžuvinimui. Tai per visą laikotarpį, ko gero, pirmas kartas. Ir manau, kad tai ir bus žuvų resursų didinimui, atgaivinimui, tų pačių iš esmės žvejų, kurie ta žuvis po to ir gaudys naudai. Ir nebejotinai mūsų gyvai gamtai. Tęskime kelionę per ežerą. Ką sako tie, kurie žvejo bilietų parodyti negali? Ai, namie remontai vyksta, užsimetė kažkaip ir nespėjom pasiimti. Kaip nespėjot pasiimti? Nespėjot pasiimti? Neberadom greitųjų. Žmogus jau kelinti metai daro remontą ir sako, kad tą bilietą buvo nusipirkęs dar tuo metu, kai tų bilietų niekas nepardavinėjo, jų nebuvo tuo metu pardavinėjo, tuo metu buvo visai kiti bilietai negu įsivardino, va tokių visokių istorijų tenka inspektoriams. O kitų įdomesnių? Be abejo, nuo to, kad įkritau, sušlapau, neradau, nuskendau ir kelnes paskutinės visų bilietų ir ką tik tai su naujom kelnėm bėgau žvejoti. Tai tų istorijų visokių yra ir inspektorius reikėtų pakalbėti. Aparatas tikrinti bilietams. Tai dabar jau nebeišeina jau išvengti to, kad kaip buvo minėję kolega, kad pamiršau, pamečiau ar dar kažkas taip. Tai pakanka mums žinoti asmens duomenis, tai yra pasas ar kortelė. Ir mes tada susivedę duomenis patikrinam, ar iš tikrųjų jis yra įsigijęs žmogus bilietą ar ne. Ta šeštadienį laimikis buvo menkas, tad baudos už gamtai padarytą žalą nebūtų išgąsdinusios. Tačiau pavykus neleistinų būdų ištraukti, pavyzdžiui, 6 lydekas, anksčiau būtų tekę mokėti 716 litų. Jei šis pažeidimas būtų padarytas įsigaliojus naujiems žalos apskaičiavimo įkainiams, pažeidėjui tektų atlyginti jau 3000 litų žalą. Tad kur įsigyti 50 litų kainuojantį bilietą, kad nereiktų už kelių žuveliokus sumokėti pusę 10-metės mašinytės. Bilietą galima įsigyti labai paprastai. Visa informacija yra aplinkos ministerijos tinklapyje rubrikoje Alės LT. Bilietus galima įsigyti Perlo terminaluose, žvejų parduotuvėse. Tikrai yra visos darytos sąlygos, netgi prisijungus internete, per internetinę bankininkystę galima be jokio rūpesčio įsigyti bilietą. Na, o dabar keliaukime į Širvintas.
savivaldybių sąraše, kur šios yra išrikiuotos pagal mokėjimą už šildymo kainas, Širvintos užima prizinę 3 vietą. 2001 metais buvo priimtas tinkamas sprendimas. Tai būtent pastatyti 2 biokuro katilai. Nuo tada mes kūrenamės medžio drožlėmis. Tada biokuras kaip ir buvo tuo metu, sakykime, turbūt naujovė, dar tie tokie žaliosios bangos, taip vadinkim, reikalai nebuvo tokie aktualūs kaip šiandienai. Tačiau sprendimas padarytas, aš kiek suprantu, tai buvo būtent Ignalinos pavyzdžių remtasi ir sprendimas tikrai teigiamas. O perspektyva tolimesnė, tai šiai dienai mūsų šilumos ūkis irgi yra, sakykime, eina kojon su naujovėmis, yra rekonstruotas. Šiai dienai turim 95% viso vamzdyno rekonstruotą naujam technologijam. Taip pat ES pinigais pastatytas kondensacinis ekonomaizeris ir kogeneracinė elektrinė. Taip kad ūkis yra atnaujintas. Tad kaip veikia ši nedidelio miesto katilinė, kad kūrenimo kainos joje brangsta bene mažiausiai Lietuvoje? Kas daugiau lemia? Nauji geležiniai įrenginiai ar žmogaus smegenys, kurie tą geležį valdo? Paskutiniu laiku pasinaudojome Europos pinigais, įgyvendinome 4 didžiulius mūsų apimtimi projektus, įsisavinome, reiškia, apie 6 milijonus litų visiems projektams. Galbūt Lietuvoje vieninteliai turime pasikeitę apie 90% vamzdynų naujais bekanaliais, pramoniniu būdu izoliuotais vamzdžiais, kas leido nuostolius tinkluose nuo 27% sumažinti maždaug iki 11%, kondensacinį ekonomaizerį, kogeneracinė jėgainė. Tie dalykai, techniniai dalykai mums leido, reiškia, kompensuoti augančias kuro kainas, elektros kainas, šalto vandens kainas ir išlaikyti tą mūsų kainą gana neblogai atrodančią Lietuvos mastu, turint omenyje, kad mes esame 5 grupės šilumos tiekėjai, patys mažiausi. Manyčiau, kad taip mūsų darbe kažkokių klientų papildomų daug nesurasi ar ką nors tokio, yra vien techniniai sprendimai. Žinau, kad daugelis savivaldybių dabar pradėjo pergyventi dėl to, kad kyla biokuro kainos. Kaip jums pasiseka nebrangiai jo nusipirkti? Bandome, ankstesnės žiemos šaltos pamokė, būtent šiuo laiku, kaip ir dabar, pradėdavo trūkti mums biokuro. Užšąla, technika neįeina į miškus, taip toliau, išbrangsta jis. Tai dabar mes pabandėme tokį dalyką, nuomojamės aikšteles ir kūrą perkame balandį, vežamės maždaug rugpjūčio mėnesį tame tarpe. Jis būna pigesnis, paklausa mažesnė ir mes sukaupėme jo rezervą, po to žiemą laisvai mes kūrename be jokių problemų, neturėdami nei stygiaus. Tai tokiu metodu mums pavyksta kūrą įsigyti pigiau. 3 vietoje pagal mokėjimą už šilumą esančios savivaldybės katilinėje kažin kokių stebuklų nerasi. Tik pakeitus brangų mazutą į biokurą sutaupytos lėšos investuojamos į naujas technologijas. O paskui dar galvojama, kaip iš jų išspausti visą naudą. Štai pavyzdžiui, modernusis ekonomaizeris efektyviausias tada, kai dirba pilnu pajėgumu. Tad vasarą širvintiškiai ruošiasi panaudoti senasias mazuto talpas kaip pakaitinto vandens laikymo talpyklas. Ir užteks kartą per savaitę pakūrenti, kad karšto vandens turėtų užtektinai. Bet į kokius namus šildymui skirtas vanduo pakliūna? Ar ne orą žvirbliams tenka šildyti? Ar daug renovuotų namų Širvintose? Visuomeninį turime rekonstruotas Širvintų miestelėje visas 3 mokyklas, toliau Širvintų miestelėje abu darželius turime rekonstruotus, kultūros centrą rekonstruotą, taip pat socialinį būstą, ten vienas pastatas yra rekonstruotas, atnaujintas. Apie daugiabučius. Tai esam padavę paraišką aplinkos ministerijai, buvo šaukimas, kiek neklystu, sausio 17 dieną. Ir būtent kriterijus mūsų, tuos kriterijus, tai būtent 150 kWh sunaudojimo 1 kvadratiniam metrui per metus atitiko 7 daugiabučiai ir taip pat būtų skaičius didesnis negu 10 būtų. Tai 7 daugiabučiai yra paduoti šiai paraiškai. Tai tikimės, kad ledai pajudės, taip vadinkim. Kaip galvojat, kodėl jie taip ilgai nejudėjo? Mano požiūriu, kad tikrai buvo neprimtinas variantas, kad žmonėm reikėjo užsikrauti savo paskolos naštą. Taigi patys žinot, kad tai yra nepopuliaru ir nemadinga šiais laikais, o žmogui tai paskola, palūkanos, jam sudėtingi reikalai, paprastesniam žmogui. Ir manau, kad pagrindinis akcentas buvo šitas.
Ir dabar tikėkime, kad kai modelis toksai, kad savivaldybė turės teikti įstaigą arba kažkokią įstaigai perduoti šitą funkciją, tai manau, kad yra kur kas priimtinesnis gyventojai, kuomet, reiškia, sąnaudos daugiabučių renovavimo bus įskaičiuojamos į šilumos kainą arba ten į kažkokį kitokį komunalinių paslaugų kainą, tai žmogui, manau, bus priimtinesnis. Pavasarį turėtų pagražėti ir didžiulis tvenkinys, esantis pačiam Širvintų viduryje. Dabar esame gavę šiek tiek pinigėlių ir bandysim šitą tvenkinį sutvarkyti. Tai reiškia, planuojam vasarą nuleisti vandenį ir išvalyti dumblą šiame tvenkinyje. Taip pat galbūt pataisysim ten keletą pakrančių vietų, paremontuosime. Užmeskime žvilgsnį į vieną iš Širvintų rajono mokyklų. Norim vaikams parodyti ir jau seniai rodom taip, kaip yra visame pasaulyje. Dalyvavom viename tarptautiniam projekte apie sveiką aplinką, sveiką kūną ir sielą ir taip toliau su 12 šalių ir vienu iš jų buvom Ispanijoje, Barcelonoje. Ir lankėmės perdirbimo antrinių žaliavų, visų tų šiukšlynų, dideliai gamyklai, kur kiekvienas pastebėjo, kaip tai yra išrūšiuojama, kas gaminama, kas daroma. Tai visi stebėjosi, kokia graži puošni aplinka ir kokios sąlygos, didžiulė teritorija aptverta, apgaubta ir visa tai yra perdirbama. Buvo įdomu su vaikais pasikalbėti apie tai, kaip jie įsivaizduoja energijos taupymą, atliekų tvarkymą savo buityje. Mes visą laiką organinės atliekas dedame tam tikrą dėžę, taip pat rūšiuojam popierių, plastiką, stiklą. Tai yra mūsų kasdienybė. Netaupom vandens, nes tėvai moka už tai ir viską. Pačiai pamokoje tai neįmanoma viską išmokyti, tai turi būti dar šeimoje, kaip šeimoje jie elgiasi. Va čia labai svarbu, kokia šeima, kokia yra požiūris į tai. Tai jau tikriausiai pastebėti, kai vieni kalbėjo taip, rūšiuojam, kiti net nerūšiuoja nieko. Jie žino, kad reikėtų, bet tai nedaro. Grįžtame į Širvintas. Svarbu susigaudyti savo šeimoje, savo ūkyje, savo rajone. O pabaigai nejučia kalba pakrypsta į valstybės problemas. Tos pačios atliekos, kodėlgi taip ilgai neišsprendžiamos akivaizdžios problemos. Ir kokia vizija yra jauno vicemero galvoje. Aš manau, kad trūksta galbūt Lietuvoje tokio esminio principinio svarbaus dokumento. Štai bent jau mano tokia vizija, kad turėtų būti sudarytas Lietuvos toks kaip ir energetinis strateginis žemėlapis. Tai turėtumėm matyti, ką mes šiai dienai turim, kur turim biokurą, kur turim dujas, kur galima deginti atliekas, kur galima statyti naujas, sakykime, biokuro jėgainės, kur sakykime, dujom galima būtų kūrenti, kadangi vis dėlto infrastruktūra dujų yra išvystyta ir norim pasistatyti naują terminalą. Tad reikalingas toks esminis žemėlapis ir tada mes galim turbūt svarstyti, ar mums reikia, sakykime, atominės elektrinės, ar jos nereikia. Manau, taip turėtų būti, taip, kad čia būtų galbūt toks ir pasiūlymas, netgi naujai vyriausybei, kad toks darbas galėtų būti įgyvendintas. Kūrena širvintiškiai biokurą ir vargo nemato. Ir geologai, laimiai, po šiuo rajonu jokių gamtos turtų dar nerado. Bet apie tai po reklaminės pertraukėlės. Dabar kviečiame pasigrožėti liepsnojančių vandeniu iš čiaupo. Jei tai būtų fokusas, kodėlgi ne? Bet jei tokį vaizdą išvysite savo virtuvėje, ko gero neapsidžiaugsite. Wow, Jesus Christ. Šis vaizdas iš amerikietiškos virtuvės, kuri yra netoli skalūninių dujų gavybos vietos. Kadrai apkeliavo jau pusę pasaulio. Matė juos ir Tauragės Žygaičių kaimo gyventojai. Todėl kreipėsi į Seimo aplinkos komiteto narius, prašydami padėti išsiaiškinti, ar tikrai skalūninių dujų žvalgyba, o svarbiausia, gavyba, yra nepavojinga aplinkai ir žmonėms, kaip teigia patys žvalgytojai. Skalūninės dujos iš tikrųjų yra ir panacėja, ir problema visame pasaulyje. Ypač su tuo susiduria pačios Jungtinės Amerikos valstijos, kurios yra praktiškai vienintelė valstybė, galbūt dar su Kanada kartu, kurios komerciniu būdu jau tą skalūninių dujų gavybą vykdo. Matydamas, kad galima išgauti nemažus dujų kiekius, jos yra labai pigios tos dujos iš tikrųjų, kartu Jungtinių Amerikos valstybių ir vyriausybė, ir pilietinė visuomenė susiduria su didelėm problemom, nes technologijos, kaip matyti, yra agresyvios, yra pavojingos
ir iš tikrųjų žalą žmonėms ir gamtai darančios. Dabar visa Europos Sąjunga yra sunerimusi ir laukia, ką Europos komisija pasakys, ką Europos parlamentas dar sykį pasakys. Ruošiamasi pateikti skalūnų gavybos tokios vadinamos politikos gairės arba išvados arba rekomendacijos, kuriuose gali paaiškėti, kad Europos Sąjungoje, Europos teritorijoje, kur yra tankiai gyvenama, kur yra turtinga požeminio vandens, Lietuva ypač tokia šalis, kad skalūninių dujų gavyba yra nerekomenduotina arba netikslinga arba žalinga. Aš manau, kad iš tikrųjų tai yra labai svarbus argumentai ir mes juos privalome įsiklausyti, nekreipdami dėmesio į jokį Gazpromą. Čia mūsų žemė, mes esame savo žemės šeimininkai ir mes patys turime nuspręsti. Kompiuteristų sukurtoje programoje apie konkrečias gyvenamasias vietas gali matyti visą informaciją. Ir kokios naudingos iškasenos netoli Slūkso, ir kokios magistralės šią vietą juosia, ir galbūt, kad ten kažkada buvo sąvartynas. Oras, kuriuo kvėpuojame, vanduo, kurį geriame, dirvožėmis, kuriame užsiauginame maistą, neabejotinai veikia mūsų sveikatą. Tad dar yra Lietuvoje vietų netinkamų ar nelabai tinkamų gyventi. Smarkiai atšalus, kone kiekvienais metais prabylame apie oro užterštumą. Neišimtis ir ši žiema. Aplinkos apsaugos agentūros vykdomi taršos matavimai rodo, jog daugiausia problemų kyla dėl kietųjų dalelių didžiuosiuose šalies miestuose. Šie itin pavojingi teršalai tai purvas, smėlis, suodžiai, skysčio lašeliai, kurie gali sudaryti dulkes ar aerozolius. Tada patariama iš namų nekišti nosies. Šiame žemėlapyje matyti, jog oras labiausiai kietosiomis dalelėmis užterštas pas mūsų netolimus kaimynus, kur šiluma gaminama dažniausiai akmens anglimi kūrenamose katilinėse. Tuo tarpu pas mus oro tarša epizodinė. Ji padidėja nusistovėjus ramiems orams, kuomet miestų bei individualių namų šildymo sistemos įjungiamos visų pajėgumu. Taip pat pavasarį, kai gatvėse nusėdusios druskos ir purvas pavirsta dulkėmis. Tai didesnės koncentracijos kietųjų dalelių būna būtent šalia didesnių eismo gatvių ir ten, kur žiemą, tarkim, kur yra daug individualių namų, kurie kūrena kietuoju kuru. Pavyzdžiui, Vilniuje galėčiau išskirti tokią Kareivių ir Kalvarijų sankryžą, kur koncentracijos yra didžiausias, fiksuojamas jau eilę metų. O Kaune, pavyzdžiui, yra Petrašiūnų tokia stotis, kurioje taip pat pastebima tokia tendencija. Šiauliuose taip pat transportas ir kūrenimas daugiausiai įtakoja. Nori gyventi sveikai ir saugiai, bėk iš miesto. Ar visais atvejais tai neginčytina tiesa? Išsame informaciją apie gyvenimo kokybę ir sąlygas kaupia ir analizuoja tinklalapio kurgyvenu.lt kūrėjai. Projekto iniciatorių teigimu, sveikam gyvenimui didelės įtakos turi ir ekonominės bei socialinės sąlygos. Todėl čia vienoje vietoje ne tik apie aplinką ir jos poveikį, bet ir apie kaimynus, nusikalstamumą, net šildymo bei komunalinių paslaugų kainas visoje Lietuvoje, ko ne prie kiekvieno daugiabučio. Tai reikia portalo paieškos skiltyje įvesti norimą adresą. Kaip iš tos informacijos padaryti tokį portalą, kur žmogus atėjęs gautų viską viename ir galėtų išsirinkti patį geriausią savo tinkantį, atsižvelgiant į visas sąlygas, nekilnojamą turtą. Mes turim netgi taip padarę, kad mes turim sužymėję pramonės gamyklas, kurios išmeta į aplinką kažkokius tai teršalus, dirvožemį, orą ir panašiai. Netgi jeigu nusikėlus, tarkim, į kaimą, tu nežinai, kurioje vietoje tu gyvensi ir kas ten, koks fabrikas šalia tave statys. Lankytojai pagrindė žiūri šildymo kainas ir nusikalstamumą. Manau, kad ši informacija yra įdomi kiekvienam Lietuvos gyventojui, kuris kažkiek domisi savo gyvenseną, kurioje vietoje jis gyvena, kaip gyvena, tai visi Lietuvos žmonės ir kas kažkiek laiko jie ateitų pasižiūrėti. Tada suvedame mus dominantį adresą. Pašilaičio 18, spaudžiam, mums atvaizduoja žemėlapyje, čia galime pasižiūrėti oro taršą, matome, kad čionais yra užterštumas vidutinis šitoje vietoje. Tada privedus matome tokią bendrą subendrintą informaciją, pastato mūsų įvertinimą žvaigždutėmis ir užeiname į pastatą, paskui galime pasižiūrėti 3D vaizdą, jį pasididinti, pavardyti, kaip jums įdomiau, arba pasižiūrėti mūsų nuotraukas.
Toliau galime pasižiūrėti nusikaltimus. Čia yra grafikas pastarųjų metų, palyginimas šio pastato pusės kilometrų spindulius su miesto vidurkiu. Informacija apie šildymo kainas, tai turime pastarojo sezono kainas kiekvieną mėnesį, kiekvieno namo. Palyginamas su pigiausiais pastatais, šis pastatas juodai žymimas. Palyginamas su pigiausiais ir su brangiausiais pastatais. Parengta būsto šildymo kainų analizė anot portalo kūrėjų galėtų pasitarnauti ir naujo renovacijos modelio tebeieškantiems specialistams. Pagal susistemintus duomenis nesunku nustatyti, į kuriuos kvartalus nedelsiant reikia siųsti statybininkų brigadas, o sumenkus renovuotų daugiabučių šilumos suvartojimui realiai būtų prisidedama prie oro taršos mažinimo. Oro kokybė šiaip matuojama Lietuvoje automatinėse stotyse nuo 2003 metų, tai yra jau 10 metų. Ir pastebima tendencija, kad nuo 2003, tarkim, iki 2007 to lygio mažėjo, tai buvo toksai gan didelis kritimas pastebimas, o toliau jau tie svyravimai netokie ryškus. Sakoma, jog internete galima rasti viską, o naujovės netrunka pasklisti. Šiandien jau neiškeliant kojos iš namų, lengvai galima išsirinkti ne tik vietą, kurioje norėtumėme gyventi, bet ir pasirūpinti visais įrenginiais ir daiktais, kurie būtini norint joje įsikurti. Dar viena iš neaprėpiamo interneto naujienų Lietuvoje – virtuali aplinkai draugiškų statybos gaminių paroda. Čia visi eksponatai pristatomi tik 3D formatu. Tai suteikia galimybę pasijusti tarsi lankantis ekspozicijoje gyvai ir net dar daugiau. Parodos lankytojams suteikiama galimybė žvilgtelti į sudėtingų įrenginių vidų ir vizualiai pamatyti bei suvokti veikimo principą. Šis formatas 3D reiškia, kad gaminį galima apžiūrėti iš visų pusių, geriau įvertinti jo savybės, negu tai galėtų padaryti atsidarius nuotrauką. Jeigu lankytojai kyla klausimų, jis gali tiesioginiu būdu parašyti parodos dalyviui ir užduoti jam reikalingus klausimus. Štai čia apačioje yra tiesioginės bendravimo sistemos forma, kurioje tiesiog sprakteli ir parašo tekstą ir parodos dalyvis tiesiogiai į savo sistemą gauna pranešimą, kad toks vartotojas ieško tokios informacijos ir jis tiesioginiu būdu gali atrašyti vartotojui. Apžiūrėdamas įrenginius mūsų parodoje gali matyti ne tik jų charakteristikas, bet ir vaizdžiai pamatyti jų tinkamumą pačiam būstui pagal jų pageidavimus ir norus. Verslininkams parodoje patogu pristatyti neriboto gabarito gaminius ir lengvai išaiškinti jų veikimo principus. Apibendrintai galima pasakyti, kad Lietuvoje tikrai negyvename ypač kenksmingomis sąlygomis, tačiau tobulėjimui ribų nėra ir akivaizdu, kad atėjo metas, jog tuo, kuo kvėpuojame, kuo maitinamės, kokiais daiktais naudojamės, domimės vis labiau. Praėjusioje laidoje skambėjo štai šitoks klausimas, kas šildo vandenį Gražiškių vaikų darželyje. Ir teisingas atsakymas buvo saulės kolektoriai. O pirmasis teisingai atsakė Vytautas Liutvinas. Jam atitenka prizas savaitės leidinio mėnesio prenumerata. Na, o dabar skelbiame naują klausimą. Kiek žvejų mėgėjų patikrino aplinkosaugininkai per praėjusį šeštadienį vykusi reidą visoje Lietuvoje? Pirmasis teisingai atsakęs gaus prizą savaitės leidinio prenumeratą mėnesiui. Visi atsakiusieji keliauja į finalą, kuriame galima laimėti ekologišką šaldytuvą Snaigė A++. Likite su Lietuvos ryto televizija.